Nu, sveikučiai senai matyti, ne? Jau kokį mėnesį su pusė nefilmavau. Kažkas tokio. Virš mėnesio laiko, tai gavom daug žinučių, iš tikrųjų, kur dingom ir kas atsitika, bet labai daug dirbom. Žinot ką, nebedirbam jau. Atostogos, tai dabar va, iš karto pasijungiam. Jumis varysim į Lietuvą, labai daug nefilmuosim kelionės, gal biškutį kažką. Ir, nežinau, varysim į butą žiūrėti, kas ten pas mumis daros. Tai gal kokias 3 dienas sufilmuosim po biškį ir tada gausis video. Bedėja. Jau palaukė dabar ir 14, tai 16 važiuoju mašiną pirktis. Ir gal biškį ir to pafilmuoti. Nu, tokia nesąmonė. Vienu žodžiu nesąmonių, kaip visada. Bet dabar realiai bus vasarinis apie butą. Jo, kiek suspėsim, kiek ko nufilmuot, ko nespėsim, nes šiaip daug visokių reikaliukų yra, tai va. Tai vienu žodžiu norim va prisiduoti, kad daug dirbom, dėl to nebuvo video, nes būtume tiesiog nespėję arba būtume pikti prisijungę, pavargę ir kam tada to reikia. Tai važiuojam. Varom. Atvažiavom į krautuvę su Vokietijai, čia iškart už sienas į Kauflendą. Nuvažiavom kiek čia 200 kažkiek kilometrų. 2,7 kažkur tai. Ir žiūrėkit, aikšteliai. Nepasisektai kažkam. Dar net už žodžių tas malkės. Čia nesenai, man atrodo, matai, nespėjau net išvalyti dar. Nu tai labas Vokietija. Tai jau dabar yra kita diena ir jau kitos dienas vakars. Dabar nežinau, pas mus gal 4, bet dar esam kelte, tai jau nebetoli Klaipėdos. Nieko neruodėm, nes jau esam ruodę. Ir tikriausiai jau jungsimės, gal netgi vėl rytoj. Nes dabar nebebus vėl ką parodyti, nes nuo Klaipėdos į Šiaulius ir viskas. Nu tai va, čia atėjo dar vieną dieną, nežinau, kad yra šiandien yra penktadienis gal. Jo, penktadienis, atvažiavau į butą pasižiūrėti. Aišku, jūs viską esat, kaip čia apsuk kamerą, viską esat matę, bet man dabar bus toks darbiuks, kur labai daug nefilmuosiu, tai biškiuką. Man reikia pabaigti išsigriautą sienas, šitą ir šitą, nes rytoj ryte jau atvažiuoju santechniks apsižiūrėti ir atvažiuoju, kas darys visą apdailą. Nu ir tą pertvarą sienos, tai palei mano durną logiką, tai reikia išgriauti, nes, nu, antenos gipsą neuždės, nu, tų pertvarų, nedadies. Tai tiek, o daugiau iš butą gal prisijungsim, aišku, toj serijai, bet prisijungsim, kai jau bus pradėti kažkokie darbai. Dar kol nepradėjau griauti, dar tas, nežinau kiek čia, dabar metrą turiu nusprikęs, bet ana nėra labai plati. Tai vis tiek, kai siena dasistatys, tai dėsim biškį tą pusę plačiau, gal ant 10 cm. Ir iš čia kiek įmanoma, nes čia yra radiatorius ir gyvatuks, tai kažkiek čia tai išeis. Nu, bent jau, kad gyvatuks bus išlindęs į tą pusę. Bišliuką pradėjau griauti čia. Po tokį gabaliuką. Ir kas man sakys, kad čia išgrius stuoks ir jūs nebesvaikėt. Čia važiuokit, kas, nu, tie plokštės visas yra. Tai niek čia niekur neišgrius. Ir dabar dar viena problema. Aš kopėčių vakar nenusipirkau, pamiršau. Ir nežinau dabar, kaip man tą gyvatuką pritvirtinti, nes ta siena irgi dabar išsigriaus. Tai reiks kažką išmastyti. Gerai, ta siena beveik jau baigta, bet dabar buvau sustojęs pirikūrui, nes nusitrenkiau pirštą, gaudžiau plytą, kad garsiai nekristų ir tada su plyta ant kitos plytos davė, tai skauda dabar. Dėl šitos aš pradedu 2 sienas. Ar ana man dabar griauti, ar rytojaus palaukti ir su meistru pasitarti, nes vis tiek ta siena naplatinsas į koridorių, o šitą, man atrodo, kad ana tokioj vietoje ir bus, nes to radiatoriaus tikrai neišeis patraukti. O tas gyvatuks vis tiek ant turės atsilenkti. Tai nežinau, tai tik tais va šitą dabar sieną išsigriausiu. Išsigriausiu ir bus matyti. Gerai atrodau. Dulkins visas. O dabar užtrukau čia apie 20 minučių gal. Tai vis tiek dar susikrauti maišus reikės. Aš nežinau, šiandien bevešu.
Ai, mes mašiną nusipirkom naują. Jo, bet parodysiu biškį vėliau irgi tam epizode. Tai, bet aišku, ta mašina vien tik tam ir yra, kad dabar plytas vežiuoti ir visas medžiagas, nes mes medžiagas patys pirksamės. Tai rytoj jau pradėsim supirkinėti, nes meistras pasakys, ko reikia darbą pradėjimui. Tai va tiek va dabar. Nu, šiandien kaip ir pasibaigiau, ta siena išsigriuovė. Aišku, čia datos reikia tokius nudaužyti, bet jau nusidaužys meistras. Ir tam plyta yra pergriežta, aš dabar nedaseku. Tai va dabar taip ir bet tie grūzą palieku, nes nebeturiu maišo, aš biškį per mažai nupirkau. Tai aišku, čia daug medienos dar yra. O dėl šitos sienos, kaip ir sakiau, kad dabar palieku iki rytojaus ir žiūrėsim, ką patars padaryti. Kažkiek gal nusigriausinas. Tai, o ta siena, kaip buvo, ta siena buvo sulig čia, tai gal išeis padaryti, gal net sulig tuo kampu, bet gal bent biškį palikti. Na, vienu žodžiu, žiūrėsim, kaip čia gausis. Tai mano šiandienos darbs čia ir pasibaigts. Kiek galėjau, tiek padariau. Daugiau rytoj atvažiuos tie meistrai, susitarsim, pakalbėsim, kas kaip ką ir tada spręsim ir aišku, papasakosim. Tai tikriausiai jau Milvydė rytoj bus irgi čia. Ką dabar? Yra kokia 11. Aš turiu reikalų, man į regitrą reikia važiuoti mašiną užsiregistruoti, nes vakar nuvažiavau ir elektros nebuvo, tai nieks nedirba. Ir taip šiokių tokių reikaliukų, nes dabar porą dienų tik grįžę, tai judu toliau. Tai labas rytas, dabar jau turim šeštadienį, vakar tiek te prifilmavau ir viską, ir dėja dabar Milvydė šalia vėl nėra, nes dabar ir 9:30. Tai pasilika namuose galvą reikia išsiplauti, ten susiruošti, nes dabar važiuoju jau į Akmenę, tai jau, neseniai Šiaulių tik išvažiavau. Tai 10 val. Susitikimą turam su meistriukais, tai būsim 3 vyrai. Tai kažką dar čia sakyti norėjau. Nu tai šiandien va kažką apsitarsim, tuos pirmus darbus kokius darys ir šiandien jau važiuosim su Milvydė biškį apsipirkti, tai vis tiek svarbiausia bus, kad pirmą klozetą nupirkti ir kad ant būtų įstatytis, nes meistriukui nebus patogu į Maksimą vaikščioti tualetą, ir taip, kad būtų ant. Ir kad vandenį, kad pajungtų, kad tam betonui maišyti. Tada, taip mašinos ir neparodžiau. Dabar kol kas, kol važiuoju, parodysiu tik tais iš čia. Tai ką turim Passerati 27 metų, Mechans Universals, 6 bėgiai, kondiškė veik. Nu, va tokį va dalykiuką pasiėmiau, šiaip labai žiūrėjau tą kadžius, bet už tokią kainą, kurią aš norėjau, nelabai ir buvo. Nu, buvo, bet komerciniai. Aš kelių mokesčių nenoriu mokėti, tai galvoju, va, išpuolė toks pasatėlis, pasiėmiau Passatą, kad būtų va ir plytom vežiuoti plytelėm, parketui ir viskam kitkam, statybom. Bet dabar, šiaip net galvoju, biškį net gaila, ant tiek švari tą mašiną, tom plytom vežiuoti, čia tą grūzą visą, bet tam ir bus skirtana. Tai va. Tai va, biškį apie mašiną noriu. Čia dabar bus jums klausimas, kaip galvojat, kiek sumokėjau, nes yra visiškai naujas padangas, rida, nu aišku, standart čia 300 000. Dizeliuks 2 litrai, 103 kW, priekinės lempas, visi tie žibintai visiškai nauji sudėti ir realiai beveik be rūdžių, nes ant yra iš Italijos. Juodos spalvos, bet kai sustosiu pirmą sustojimą, iš karto apeisiu, biškai parodysiu, kaip atrodo. Aišku, reikės nusipirkti, bet čia jau Daniją, kai išvažiuosiu, stabdžius visus pasikeisiu, nes ant 100 su daug važiuoju biškai vibruoja įvairs, tai čia bus dėl stabdžių, manau. Ir kas čia dar? Nu, vienu žodžiu, tvarkinga mašinytė, dar metai technikinė, bet nėra čia kažko tai, kad Sona neperį technikinės. Tai va, čia klausims jums, kiek maždaug atspiekėt. Ir dabar dar kažką turiu laiką pratemti, kažką turiu pasakyti, bet dabar aš jau nebežinau ką. Tai gal tada prisijungsiu iš lauką ir tada dar nueisim į butą biškį. Vienu žodžiu. Dabar yra po 9:15, aš jau sukinėjau nebetoli Akmenės esu. 10 val. Reik būti. Dabar skambin Milvydė. Saka, tu raktus palikai namuose. Butą.
Ir, nu, aš nespėsiu. Tai dabar sustosiu į Jupoją, nusipirksiu laužtuvą ir naują spyną. Tai bandysiu kažkaip, tai gal išeis išlaužti labai nepažeidus. Ir taip, nes dabar tai konkrečiai nesąmonė. Meistram irgi neskambinsiu, nes jie irgi visi iš Šiaulių, tai jie jau irgi keliai bus, tai kol čia suvažinėsiu, kol ką. Vienu žodžiu, pažiūrėsim, kaip ten seksas man. Gerai, dabar išlipu pasačiuką parodysiu. Iš galo va taip va. Ratukai tokie ir yra 5 tokie pat ratai, nu kaip zapaskė viena. Ir iš priekio. Naujas lempikės. Ir aš dabar jau Jupojui, tai einu pasimti, galvoju, aš laužtuvą tai turiu, bet vidui, bet gal nusipirksiu geriau metalo pjovimo fuksiuką tą. Bet aišku, tik tai geležtė, nes neišeis užkišti, nes paprasta ta spyna, tai žiūrėsim, kaip ten seksas. Gerai, pasiėmiau metalo pjovimui. Kaip čia išpakuoti. Gerai. Ir pasiėmiau izoliacijas. Kad apviniuot, kad rankos neskaudėtų. Galvojat, aš nieko neišmanau. Dabar jeigu užsilipinti. Tos daros pasiėmiau. Ir dabar išleidau 3 eurus. Ne, gal 4 gal. Va. Nu dabar bus man pačiam įdomu, nes nežinau, ar pavyks. Gerai, porą minučių ir aš jau būsiu bute. Gerai, yra 2 spiniukai. O čia triukšmo bus. Jaunas, bet nepakankamai greitai, tai aš jau valandos laiko tikrai nenoriu drožti, tai einu laužtuvą nusipirkti. Nu ką, į butą patekau, šiaip ne taip, reikėjo biškį paprakaituoti, nu bet dirbu. Tai vienu žodžiu, dabar nežinau, kaip čia reikės daryti, gal arba va eisiu kitą spyną nusipirkti reiks, nes jau tai ragas bus. Ir aš tikiuosi meistriuks dabar atvažiuos ir turės įrankių dėžę, nes sudrėlė, šonų suvaryti ir viskas. Nes tie tos duris. Aišku, kad nepaliksim senų, bet dabar tam kartui iki kol... Aš nežinau, kada duris dedas, kai jau beveik į pabaigą vidaus apdaila, man atrodo. Ar kažkas tokia, nežinau tiksliai. Tai va, toks biški iššūkis buvo. Su tuo fuksiuku neišėję, net nervus pradėjo imti, ten 15 minučių droži biškiuką tik nuėję metalą. O ten tų metalų tai 2 yra. Nu vienu žodžiu, išsiplėši tos duris. Gal kaimynai nepyks už triukšmą, nors anu bus čia dar daugiau. Tai vienu žodžiu, aš jau vietoj, tai laukiu meistriuko, jau beveik 10 yra, tai lauksiu. Jau po meistriuku, tai parpučiau jau Šiaulius į namus, tai dabar galit pasilabinti ir su Milvyde. Labas, senai matyti, jau nežinau po kiek dienų. Kelintą dieną nesisveikinę. Kokią 3 jaučiu. Mes valgysim dabar mišrainę, pasidaisim biškį pertraukėlės. Nu, tikriausiai matos. Paruodėt. Tai pavalgysim ir tada vėl prisijungsim mane. Jo, papasakot, ką papasakoja meistrai ir važiuosim apsipirkti jau. Biški. Danielius šiandien kopūsą, ne, yra. Turėjo išlaužti duris, nes pamiršo raktus. Kopūstas. Dabar irgi parvažiavau už mašinų raktus, palikau irgi namų. Tai pareinu, tai skambinau duris, tingiau lip dar.
Nu tai ką dabar, papasakau, ką ten sakė viską. Gerai, su meistriukais kaip ir apsitarėm. Tai ta, kur... Persiprašau. Ta siena, kur palikau tą pusinę, Ana reiks griauti irgi ir tas radiatorius šalia, kur yra, Ana arba panaikinsam, arba perkelsam į kitą vietą, nu, virtuvį ten prie langą. Tai va, tokius va darbus pačiam reikia pasidaryti. Nu, ne pačiam, bet man reikia leidimus gauti ar kažką tokio pasidomėti apie tą. Ai, nes radiatorių reiks. Jo, dėl radiatorius. Ten vanduo užsisukti, renovuots nams nėra taip labai sudėtinga. Tai su santechniku viską susitarėm, kainą kaip ir sutarėm, tai dabar sekantis žingsnis yra man reikia tada išgriautą sieną, bet jau samdysiu. Ir nuo kaip kurių sienų reikia tinka numušti, nes tenais toks daužai kaip tušia viduris ir tenais krenta, tai neapsimokant tą nuodėti, bet ten kelias tik sienas tokias. Ir tada viskas. Atliekam tuos darbus, išsivalom viską ir iš karto atvažiuoju padaras pertvarą voniuoj, nu, tas sienas. Ir tada atvažiuoju santechniks, viską išvedžiuoju, nes irgi kiti vamzdžiai eis per sieną, nu, per apačią. Tai va. Nu, žodžiu, daug reikaliukų. Dabar varysim tūligą įsirinkti, nes reikės, kad būtų tualetas. Jo. Ir darbininkam ir viskam. Tai ir po to ten tos, kur, kaip tu ten sakytos, kur laikytas. Tai vėliau ten nusipirksim, ne? Ką tokį? Sienai ten daryti. Ai, nu, dabar meistras surašė profilių, kiek reikia, tai gaunas 30 metrų. Ant lapo surašė kokius, čia tam pradiniam darbui. Ir ant kai atvažiuos jau padarytą sieną visą, tada jau surašys, kiek glaistą nupirkti, kiek gipsą nupirkti ir kad aš pats viską susigabensiu tenais. Tai va. Nu, tai reikės įsimatuoti, mums tilps į mašiną. Nes, sakome, jeigu netilps, tai nuo jo akmenį bandysim pirkti, jeigu ten yra. Turbūt. Nu, tai nežinau, kaip čia bus, vienu žodžiu. Tai varom jau čia žiūrėti tūliką, nes tuoj pas mums audra ateis. Jo, dabar yra šeštadienė popietė ir dabar dangus mėlyns visas, tai reikia greičiau skubintis. Tai šiandienai dar nupirksim tada tualetą ir prasivaikščiosim per dušą kabinas, reikia nupirkti tenais, tarkim, kai, nu, žinai, dušas yra ir subėg vanduo tas. Aha. Tai va šitą reikia nupirkti irgi. Okay. Prie to pačio, kad būtų. Okay. Nu, Tai gerai, va. tada varom, žiūrėk. Ir čia buvo geriausias dabar nutikęs sprendims, kad atvarė iš karto ir santechniks, ir apdaila. Kada jie tenais dviese netgi pasitarė, nepažįstami nieko, bet pasitarė viens už kitą, nu, kas geriau būtų, kiek tam netrukdytų ir kas tam netrukdytų. O santechniks sakė, padarys, tai čia gausis tik ten galės kitą savaitgalį, tai per vieną dieną viskans išvedžiuos, viską padarys. Santechniks į kitą savaitgalį? Taip. Tai savaitės taiga? Jo. O, šūdas. Jo. Bet mes čia kol patys pasidarysim dabar tos dalykus, jau pirmadienis, antradienis, atvažiuos, padarys tą profilius, dar porą dienų ir padarys. Varom, duosiu pusyti. Varom šikinyką išsirinkti. Ai, čia įėjams. Nu tai ką, jau atėjom prie šikinykų, prie tualeto. Dabar renkame šituos, kur... Vienu žodžiu, čia yra gan pigus variantas, bet man gražesnis, mes norim to juodo tokio. Ir vienu žodžiu, yra šitas, man šitas gražesnis, su tau, Danieliu? Jo, toks labiau matinis ar blizgušių, nesuprantu. Ir biški brangesnis, nu, bet gražesnis. Ir sakom su Danieliu, gal norėsim mes juodo tualeto, ne balto tualeto, ir kaip tik matom juodo tualetą. Pakabinam ir kiek, šiek, 105, 100, nu, su kortelė. Normaliai. Gal ir nieko. Bet ant tokio dabar net neatsisėsiu pabandyti. Nenori pabandyti? Aišku, noriu. Tai tūpk. Man patinka ta energija. Ant juodą šikinyką, ant juodą žirgą. Geras. Geras? Aha. Žiūrėk, dar vienas yra ten. Ai, ne, ten įstalėlis kažkoks. Ai, bet ten nepakabinams. Ne, gaidys, nereikia ant tuo. Lemba, tas visai nieko. Man tai patinka. Man irgi patinka. Tai viskas, įsirinkom. Jo. Ir dabar reikia pasigauti kažką tais, kad mums reikia ir tokią bakelę. Nes pas mumis bus ansimontuot ir, nu, bus paslėpti sienui. Tai dabar reikia, kad atitiktų šitam. Bet reiks paklausti. Viskas, einam ieškoti. Turim liūdnų naujienų. Vienu žodžiu, tas šikinyks mums patinka gerai. Kaina gera,
bakelė nėra. Yra kita gamintoja, bet galbūt, kad jis netiks. Gerai, išsirinkom tą bakelį, kurį, kaip ir norėtume. Bet tada mygtukai netinka. Turėtų bakelė netinka. Kits kur tinka, nebėra išparduota. Vienu žodžiu, dar antėjo konsultantas, kuris irgi nelabai susigaudo. Kur prie plytelių dirba. Aš prie plytelių dirbu, sako, žinau, kad neįsivaizduoju. Mes irgi neįsivaizduojam, pirmą kartą gyvenime susidurėm su tokiais dalykais. O aš taip galvoju, kaip apsidžiaugiu, blema, iš pirmos parduotuvės jau čia viską rasim, tuliką kokią norim, viską kokią norim. Važiuojam į sekančią. Tai dabar buvom senukose, tai varom į mokį vežį. Gerai, atvažiavam čia. Yra tik tais vienas juods. Kaina, aišku, tokia, bet nepakabinam, tai mums netinka. Mes norim pasikabinti. Jo, yra pakabinami balti. Nežinau, ką daryti. Ne, aš baltą nenoriu. Baltą nenori? Ne. Kur dabar važiuojam? Varom į kitas paieškas. Atvažiavam į trečią parduotuvę ir man atrodo, kad tas dar geriau net su tokiais. Gal visai nieko, tik reikia pasižiūrėti, ar viską vėl rasi. Kaina, pažiūrėkit. Va. Net juoks jam. Tai bandom klausti, ar bus tokios vietos, ar atitiks visi bakeliai ir mygtukai. Ką aš įkiniksiu paskui vienu žodžiu įsirinkom pagaliau, ne? Dabar reikia įsidėti rėmą, o ne bakelį. Mums taip sakė. Čia ne rėmas. Oi, čia ne bakelis, o rėmas. Ką, pradėsim dėtis į mašiną. Aš raktelių kaip visą laiką nerandu. Atsiprašau, neišeina man pafilmuoti normaliai. Gerai, reikia atlenkti. Sakiau, kad reikia atlenkti. Sakė, nereiks atlenkti. Pasakiau, kad reiks. Bam. Servietikių. Šiaip dar gan pigiai sumokėjom. Jo, kiek? 288 ar 3? 208. Tai 208 tas servietėlių čia kaip. Taip ar grįžom į namus. Šiandien nesivešim į naują akmenę viską. Nes, kaip matėt, reiks suktuką nusipirkti, nes neturim. Nes dabar negalim patys įeiti savo namus. Vienu žodžiu. Tai va, be raktų. Be raktų ir be suktuką. Tai šiandieną iš ikinyką paieškas ir tuom ir užbaigsam, tad ir jau kitą tada epizodą visą seriją, jau gal net pradėsim filmuoti už poros dienų, kad kuo daugiau, kad būtų įmanoma kažką parodyti. Jo, kiek galėsim, tiek parodysim. Tai tiek, nes mums gausis tik kitą savaitę, ką pradės remontuotis, dabar visokios tas šiukšles reiks išsivežti panašiai. Jo. Bet irgi, jeigu bus įmanoma, tą parodysim viską, ką įmanoma. Tai like, subscribe, comment ir ačiū, kad žiūrit mumis ir atsiprašom, kad taip ilgai nekėlėm video. Daug dirbom, kad būtų sutvarkyti. Gerai, iki.